tiesų aš truputį, čia nuskambėjo pradžioje, kad čia yra įmonių prisistatymas. Tai kaip savo įmonės, tai gal labai daug turiu nepristatinėsiu ypatingai, bet kalbėsiu apie mūsų įmonės grupės ir apie pačią grupę. Tai, kas jums yra, tas įmonės, kurios jums yra įdomiausios, bet be abejo, mano įsitikinimu, tam, kad suprasti geriau tas įmonės, reikia suprasti visą grupę. Ir tai, kokia yra mūsų strategija, ir kur mes einame, ir ką mes esame padarę iki šiol, ir kokius pagrindinius akcentus dedame į ateitį. Tai ta prezentacija bus tokia peršokanti nuo įmonių prie grupės ir nuo grupės prie įmonių, tikrai neturėtų užimti labai daug laiko ir aš tikiuosi, mes turėsime dar šansą padiskutuoti klausimų sesijoje. Tai pradedant nuo grupės, kokia yra mūsų strategija, tai aš, kas nesu susipažinę, trumpai parodau, kaip šiandien atrodo grupė. Šiandieną grupė atrodo taip, kad mes esame iš esmės išgryninę struktūrą, taip kaip ir esame suplanavę savo strategijoje. Visos įmonės yra viename lygyje, galime sakyti taip, bet be abejo, kai kurios iš jų yra didesnės ir kai kurios iš jų yra listinguojamos, tai tiem, kas biržoje prekiaujate, tai įdomiausios yra 3 Lesto, Lietuvos dujos ir Lietuvos energijos gamyba, bet šalia to mes dar turime 17 įmonių grupėje, kurios užsiima įvairiais kitais dalykais, aptarnauja pagrindinės įmonės, užsiima ranga, importuoja suskystintas dujas, vysto kogeneracinių jėgainių projektus ir visus kitus dalykus. Kas liečia korporatyvinio valdymo schemą, tai tik priminsiu, kad grupė yra valdoma iš holdingo. Holdingas yra prižiūrimas stebėtojų tarybos. Stebėtojų taryboje yra 3 nepriklausomi nariai, nepriklausomas pirmininkas, tai yra dirbanti valdyba, ir kitos įmonėse valdybos dirba, bet dirbanti valdyba turiuomenį executive valdybą, ir tai yra ir administracijos žmonės, ir tai tokią pačią struktūrą mes turime didžiose listinguotose įmonėse, kur stebėtojų tarybą sudarome mes holdingo žmonės ir po vieną nepriklausomą narį, o įmonė valdo valdybą, kurie taip pat užima administracijos vadovų pozicijas. Žaliose įmonėse šitoje schemoje mes turime valdybas, kurias esame suformavę iš savo žmonių ir po vieną nepriklausomą narį, ir ten valdyba nėra administracijos dalimi, tai yra valdyba, žiūri generalinį direktorių, kuris yra įmonės vadovas. Kokia yra mūsų strategija? Labai paprasta, lyginant su 12 metais, iki 20 metų mes norim padvigubinti savo vertę. Kaip mes suvokiam tą vertę? Suvokiam iš 3 dedamųjų, tai yra grąža, turto grąža, antroji dedamoji tai yra klientų gerovė ir ūkio konkurencingumas, ir trečia dedamoji tai yra atsakomybė. Jeigu kalbėti finansiniais terminais, tai yra vidaus daugiklis, kurį mes sekame ir kurio išraišką mes vertiname, ar mums sekasi ar nesiseka. Taigi tas daugiklis turi nuo 12 metų iki 20 metų padvigubėti. Ta strategija pradėta įgyvendinti 13 metų gale ir šiandieną mes turime 40% pasiekimų tos strategijos. Kuo paremta sėkmė tikėtina, ko mes tikimės pasiekti tą strategiją, tai yra 3 pagrindiniai dalykai: plėtra, efektyvumas ir naujas požiūris į darbą. Tikrai tie 3 yra labai svarbus, nei vienas iš jų nėra mums dirbantiems labai svarbesnis. Be abejo, finansiškai svoriai tie pasiskirsto nebūtinai vienodom proporcijom, tačiau visi 3 yra labai svarbus. Ir būtent per naują požiūrį į darbą, per veiklos efektyvumo didinimą ir per plėtrą diversifikuojant veiklą, mes tikimės, kad galėsime padidinti tą vertę. Kokie yra rezultatai? Tai pirmas ketvirtis šių metų atrodo neblogai, visi juos matėte. Aš tikrai neisiu per skaičius, tas augimas yra jau keletą metų iš eilės ir kol kas tvarus. Taigi ir šiemet toliau tęsime tą kelią, stengdamiesi vis geriau ir geriau padaryti tam, kad mūsų akcininkai, mūsų vartotojai, klientai mūsų būtų patenkinti. Bendrai, kaip mus vertina rinka, tai čia yra tos 3 bendrovės, apie kurias aš kalbėjau, listinguotos, tai rezultatai visai neblogi. Jeigu imti nuo 14 metų pradžios, tai turime
Lesto akcijos plus 25%, Levo, Lietuvos energijos gamybos plus 113%, Lietuvos dujų plus 34%. Indeksas augo 19%, tai lygtais tas augimas suteikia tokio pasitikėjimo jausmą, kad rinka stebi mus, rinka pasitikė mumis ir nori investuoti į energetikos bendrovės. Be abejo, visi jūs taip galvojate ir aš tą puikiai žinau, kad rinka sako, čia yra per mažai procentų prekiaujama. Kaip mes kūrėme tą vertę ir kaip mes suvokiame, kur yra ta mūsų vertė arba koks yra mūsų vertės kūrimo modelis. Tai pirmiausia, aišku, vertė akcininkams ir čia aš kalbu apie grupę taip pat, ne tik apie įmonės. Apačioje mes matome dividendus, kurios mokėjo mūsų 3 biržinės bendrovės. Tai matyti, žinutė pagrindinė yra, kad jie yra pakankamai solidus ir kas dar svarbiau, matyti pastovus. Tai mes ir laikomės to strategijoje, kad mes turime mokėti dividendus, neturime dar šiai dienai visiškai tiksliai vadintos dividendų politikos, tačiau manau, artimiausiu metu mes ją turėsime. Tai yra sekantis mums žingsnis kokybinis. Jeigu kalbėti apie grupės rezultatus, tai yra tai, kas atitenka ta vertė, kurią mes sukūrėme mūsų pagrindiniam akcininkui, tai yra valstybei. Tai vėlgi matome, EBITDA augimas buvo pastovus jau nuo 11 metų ir pelnas jį normalizuoti be nestandartinių įvykių taip pat augo. Tai už 14 metus mes sumokėjome daugiau negu pusę visų VVI, tai yra valstybės valdomų įmonių dividendų Lietuvai. Ir be abejo, tai esame patys didžiausi dividendų mokėtojai, kurie unikaliai šiais metais, tai yra 14 metų rezultatą, įvykdė vyriausybės nurodymą, kurio taip niekas nenori vykdyti. Tai yra sumokėjo tiek, kiek yra parašyta, 80% sukaupto pelno. Tai buvo vieninteliai, kurie tą padarė. Kaip mes suvokėme vertę savo klientams, tai yra elektros vartotojams visų pirma, tai yra 2 dalykai, kurie tą parodo, arba realiai tai yra vienas dalykas, kuris yra viską vainikuojantis, tai yra tarifas. Labai, jeigu jūs dirbtumėte energetikoje, suprastumėte, kad jūsų sėkmė yra atvirkščiai proporcinga tarifui. Kuo tarifas mažesnis, tai jūsų sėkmė yra didesnė. Arba kuo tarifas labiau auga, tuo jūsų sėkmė labiau krenta. Tai nėra nieko blogo tame, iš tiesų tai yra labai natūralus dalykas. Nežiūrint to, kad mes norime uždirbti pelną ir norime juo pasidalinti su savo akcininkais, mes turime visą laiką galvoti, o kaip mus mato mūsų klientai. Ir jeigu mes kalbame apie mūsų reguliuojamą dalį, o mūsų verslas tikrai nemaža dalimi yra reguliuojamas, tinklo infrastruktūra ir tam tikri strateginiai rezervai, tai be abejo, kuo mažiau tai kainuos mūsų vartotojams, bus geriau. Ir geriau ne tik dėl to, kad jie tada džiaugsis ir vertins tai teigiamai, tai turiu omeny tie, kurie namuose vartoja elektrą, pakankamai nedaug kartuoja, bet šalia to yra ir kitas dar svarbesnis tikslas, kad kuo tai yra pigiau, tuo mūsų verslas šitoje valstybėje yra konkurencingesnis. Tai jau kuria darbo vietas, tai jau kuria laimingus vartotojus, kurie ne tik eina drabužių nusipirkti, bet ir dar nusiperka televizorių, skalbimo mašiną, džiovyklę, jungia juos ir naudoja elektrą. Didesnis vartojimas sumažina tinklo mokesčius, tarifas dar krenta ir gal laimingesni žmonės yra. Tai čia yra toksai uždaras ciklas, kuris labai gerai pademonstruoja, kaip veikia visa šita sistema kartu. Šalia to yra kita dedamoji, kuri mums yra svarbi, tai yra tai, ką mes vadiname VIAP-u ir kaip VIAP-o dinamika atrodo, nes VIAP-as sudaro nemažą tarifo dalį. Tai mes irgi stengiamės dirbti taip, kad VIAP-as mažėtų. Kuo mažesnis VIAP-as, tuo laimingesni žmonės, vėlgi lengviau gyventi energetikams. Tai bendrai įvertinus per pastaruosius 2 metus mes vartotojams atidavėm 174 milijonus eurų per sumažinimą šitų 2 dedamųjų per tarifo atpiginimą. Ir vertinam tai kaip vertę, kurią mes sukūrėme jiems. Šalia to dujos, tai mums tas verslas nėra labai įprastas, nes tik tai metus laiko jį darome ir vis dar pripratinėjom prie dujų, stipriai, strategiškai
aktyvus verslas, reiškia, daug dėmesio jam yra ir iš tiesų sunkesnis palyginus su elektra, nors elektrą žmonės geriau išmano, šiaip mano tokia yra patirtis. Bet ir čia mes galime pasidžiaugti, kad pavyko mums situaciją stabilizuoti ir vartotojams užtikrinti stabilų ir žemą tarifą. Lietuva tikrai buvo vienu metu daugiausiai dujas mokanti valstybė Europoje, šiuo metu tikrai nesam tokie, mokam vieni iš mažiausių, esame mokančių ir tai yra dėl to, kad mes diversifikavom tiekimą ir dėl to, kad mums pavyko persidėrėti savo pagrindinį kontraktą. Tai tą persidėrimo efektą be abejo įmonė nepasiliko savo, pasidalino su savo klientais, nes tai yra ilgalaikė strategija, mes turime sukurti palankės sąlygas Lietuvoje vartoti dujas, kaip neprarastumėme savo vartojimo, kurį dėja praradinėjome keletą pastarųjų metų. Tai tikimės, kad ir toliau galėsim pasiūlyti savo vartotojams tą vertę, tai yra gerą dujų tarifą ir konkurencingas sąlygas, nes vėlgi tai eina į verslo savikainą, tai lemia verslo konkurencingumą. Sėkmingas verslas, jeigu daugiau vartoja, nesėkmingas verslas, jeigu vartojama nėra. Tai labai paprasta formulė mūsų. Be abejo, šitoje vietoje nesustojam, lygtais rezultatai nėra blogai, bet žiūrint į ateitį turime dar pasistengti. Ir būtent kalbant apie efektyvumą, mes šiais metais pradėjome efektyvumo programą, kurią mes vadiname vertės išgryninimo programą. Ir realiai čia mes matome jos koncepciją, kuri šiuo metu yra įgyvendinama, jau netgi yra paimti tam tikri sprendimai, kuriuos jūs žinote, kurie veda link jos įgyvendinimo. Iki metų galo mes turime užbaigti šią programą, tai yra įvykdyti tos pokyčius, kurie yra suplanuoti. O tų pokyčių yra ne tiek ir mažai. Tai čia yra mūsų pagrindinės veiklos grandinė. Mes turime gamybą, prekybą ir tiekimą, perdavimas buvo pristatytas anksčiau, bent jau dalis jo. Tai nėra mūsų grupės dalis, skirstymą ir klientų aptarnavimą. Turime taip pat aptarnaujančias veiklas, kur turime korporatyvinį valdymą, administravimą ir technologiją rinką. Tai mūsų pagrindiniai pokyčiai yra susijęs su pagrindinė veikla. Tai visų pirma, mes gryniname gamybos veiklą. Tai reiškia, kad prekybinė veikla keliauja į mūsų prekybinę dalį, o gamybinė veikla lieka gamyba. Prekyboje mes apjungiame ir formuojame du hubus, du centrus, vienas iš kurių dirbs su elektra, kitas su dujomis. Tai reiškia, kad prie energijos tiekimo mūsų įmonės prisijungia elektros prekybos veikla, ir yra sujungiamas Lietuvos dujų tiekimas ir Lietgazas. Tos dvi įmonės užsiima tuo pačiu, tai yra perka ir parduoda dujas ir manome, kad čia mes turėsime sinergijos efektą. Lietuvos dujos ir Lesto vis dar lieka garantiniais tiekėjais, Lesto netgi visuomeninių tiekėjų buitiniams vartotojams, kurį laiką dar tai bus, kol bus rinka pilnai dereguliuota. Kai bus dereguliuota, tai buitiniai vartotojai dalyvaus rinkoje, rinksis patys tiekėją taip, kaip darote šiandieną savo versluose. Didžiausias pagal svorį pokytis yra skirstamojo tinklo vieningo operatoriaus sukūrimas. Tai mes kalbame apie sujungimą Lietuvos dujų ir Lietuvos ir Lesto. Artimiausiu metu paskelbsime, kas tai bus. Dar nežinom, dar nesame pakrikštyje to produkto, kuris gausis iš tų dviejų įmonių sujungimo. Tačiau tikslas yra aiškus, kadangi abi dvi įmonės yra reguliuojamas ir jų veiklos sąnaudos lemia tarifą, tai turime gauti efektą ekonominį iš to. Efektą per sąnaudų sumažėjimą. Labai paprasta. A plus B turi būti, arba kaip mes sakome, 1+1 turi būti 1,5, ar ne? Negali būti 2, galbūt negali būti daugiau negu 2. Ir paskutinė dalis, tai yra klientų aptarnavime. Mes jau esame ten pagrindinių žingsnių žengę, kur aptarnaujam savo klientus didžiuosiuose miestuose viename aptarnavimo centre. Mes norime eiti toliau ir tai padaryti visiškai vieno standarto, vieno langelio klientų aptarnavimą, savo infrastruktūrom ir tiekimui. Kviesime tenais prisijungti ir kitas industrijas, vanduo, šiluma, atliekų tvarkymas. Nežinau, kaip mums seksis, tikimės, kad seksis gerai, nes tai turėtų būti pakankamai efektyvu ir ekonomiškai ir, kas dar svarbiau, labai patogu žmonėms. Tai galbūt mes tą verslą išvystysim ir iki atskiro dalyko, kol kas jisai bus
integruotas į mūsų aptarnavimo centrą, kuris jau šiandien vykdo pirkimo administravimą ir vykdo buhalterinę apskaitą bei darbo santykių administravimą, centralizuotai visai įmonių grupiai. Tai tokia yra programa, kaip sakiau, rezultato laukime metų gale ir kitais metais norime startuoti jau įvykdę šios pokyčius. Tai sukurs prielaidas ir tolimesniam vertės išgryninimui, bet kol kas tai yra tiek, kiek mes esame suplanavę. Be abejo, įdomu visą laiką išgirsti, kokie yra pagrindiniai prioritetai. Ir čia aš kalbėsiu daugiau apie tas listinguotas įmonės, kad jums būtų lengviau vertinti jų perspektyvas. Tai Lesto, mano nuomonė, pagrindinis prioritetas yra investuoti į tinklą. Tai iš tiesų šiandien dienai tinkle yra nepakankamai investicijų ir per pastaruosius 5 metus apie 150 milijonų eurų mes nepriinvestavom, kaip čia reiktų sakyti gramatiškai. Iš tiesų vidutinis tinklo amžius yra virš 30 metų. 60% tinklo elementų yra nusidėvėję. Tai yra pasiekę savo nusidėvėjimo ribą ir viršyje. Kodėl taip yra, galima paklausti. Labai paprasta priežastis, visi daug kas iš jūsų atsimenate elektrifikaciją, visos šalies elektrifikaciją, kurie bangomis, taigi viena iš tų bangų, ne pirmoji, o antroji, šiuo metu yra pasiekus pensijinį amžių. Jie turi išeiti į pensiją. Tai tam turime pasiruošti, iš tiesų tas nepakankamas investavimas per pastaruosius metus sukuria tam tikrą vakuumą. Yra 5 pagrindinės kryptys, į kurias mes norime investuoti. Pirmas tai yra tinklo atsparumo didinimas. Iš tiesų Lietuvoje tinklas yra labai atsparus, labai geras, tol kol vėjas nepučia ir sniegas nesninga. Jeigu vėjas pučia ir sniegas sninga, tada prasideda problemos. Tai paprastai tai būna per Kalėdas arba per naujus metus. Čia juokais galiu pasakyti, kad Lesto kelis metus turėjo atšaukti kalėdinį renginį. Dėl to, kad išvakarėse turėjo brigados išvažiuoti ir šalinti gedimus ir iš solidarumo tada visą įmonę atsisakydavo pareigybę. Tai nusprendėm, kad vis dėlto kalėdinis renginys turėtų būti vasarą. Dėl paprasčiau. Bet iš tiesų, turime problemą su miškingo vietovėm, turime problemą su klimato kaita, turiu omeny ne ta ilgalaikė, o ta trumpalaikė, kada šąla, lyja, vėjas pučia ir apledėja laidai, oro linijos ir jos nutrūksta, arba medis ant jų užvirsta ir jos nutrūksta ir tada lieka klientai be elektros. Tai yra blogai, nes klientai be elektros yra nelaimingi klientai, tačiau tai yra blogai finansiškai, nes tokių gedimų šalinimas kainuoja pinigus. Mūsų tikslas yra padidinti kabeliavimo lygį, kaip mes matome regione, visi tą patį energetikai daro. Tai yra nuo šiųmetinių 20% iki 40%. Kabeliavimo, tai yra tose visose vietose, kur jautru yra, turėtų būti kabelinis tinklas, o ne oro linijos. Turime padidinti ir saugumą, nusidėvėjusi 60%, norim sumažinti iki 16%. Vis dar neiname į idealią situaciją, bet į tokią, kuri būtų jau komfortabili, tam tikrą prasme. Turime išspręsti kokybiškos įtampos klausimus. Iš tiesų pastebim pastaruoju metu, kad atsiradus mažesniai gamybai, atsiradus saulės, vėjo jėgainėm, atsiranda ir kokybiniai iššūkiai tinkle, įtampos stabilumo ir turime ir iš klientų nusiskundimų, kad tai įtakoja jų veiklą, galbūt gamybinius procesus. Tai turėsime atskirą programą tam, kad padidinti įtampos kokybę. Taip pat tam, kad investuoti į išmanųjį tinklą, nes be abejo tai yra ateitis ir tam, kad klientus įgalinti aktyviai naudoti elektrą, galbūt patiems gaminti, atiduodinti tinklą ir kitaip optimizuoti savo sąnaudas, mes turime užtikrinti, kad tinklas yra išmanus. Tai tam irgi turėsime atskirą investicijų programą ir galų gale viską stengiamės daryti tam, kad sutrumpinti prisijungimo laiką. Tai čia yra mūsų vienas pagrindinių KPI-sų šiandienos veikloje, kad laikas, per kurį vartotojas prisijungia prie tinklo, turi trumpėti. Tai jau esame šiek tiek nuėję to keliu, bet tikrai nepakankamai ir stengsimės, kad tas būtų greičiau. Po dujų likusios bendrovės. Taip, tai Lietuvos dujose mes turime tą problemą, kurią paminėjau, mes norime suaktyvinti dujų vartojimą ir plėsti tinklą.
nes taip mes galėsime atpiginti infrastruktūrą ir būti konkurencingesni. Tai šitoje vietoje visą eilę iniciatyvų, kurią Lietuvos dujos pradėjo tam, kad tai taptų aktyviau, prieinamiau, greičiau. Kaip pavyzdys Panevėžio istorija, kur tikrai per trumpą, per 3 mėnesius buvo prijungta gamykla prie tinklo, tai yra rekordas. Aišku, gali pagalvoti, 3 mėnesiai yra labai ilgas laiko tarpas, bet iš tiesų įmonėje tai yra rekordas, nes paprastai tai trunka pusę metų ar ilgiau. Tai nėra priimtina, todėl dirbam tam, kad trumpėtų tie laikai. Atsirado žemėlapis dujotiekio prieinamumo ir galingumo, atsirado reklaminės kampanijos ir daugiau informacijos klientam tam, kad jie suprastų, jog gamtinės dujos tai yra geras kuras, tai yra ateities kuras. Na ir Lietuvos energijos gamyba čia pagrindinis akcentas yra optimizavimas ir ypač kalbant apie elektrėnų kompleksą, tai mes turime demontuojamus blokus, tai toliau tęsime blokų demontavimą, mes turime technologinį ūkį, kurį optimizuojame, tame tarpe mazuto ūkį, kitas sistemas. Mes turime naują biokuro ir garo katilinę, kuri leidžia mums ne kūrenti senųjų blokų nuolatos ir taip sutaupyti vieto. Mes turime Reino programą, kuri visai sėkmingai yra startavusi mūsų elektrinėse ir leidžia toliau optimizuoti veiklą. Tai vien dėl blokų demontavimo ir perorganizavimo darbo 35 milijonai eurų sąnaudų nusibraukė nuo Viapo, ką mes matome kaip rezultatą tą dinamiką, kuri pastaruoju metu ženkliai mažina elektros tarifą. Taigi, tiek, tikiuosi suspėjau. Ačiū labai dėmesį.